turiu tokį mini filmuką apie galbūt žmonės, kurie turi suplikimo problemų ir tuo pačiu su aukštu hematokritu, kraujo tirštumu ir red blood cells. Tai čia praktiškai plikimas ir kraujo tirštumas. Tai du tokie faktoriai, kurie galbūt vėlgi mūsų chemikų bendruomeniai labai puikiai asocijuosis, nes naudojant kažkokius tais cheminius preparatus, EAS, steroidai arba sarmai arba performances enhancinantys preparatai faktas įtakoja ir tuos pačius dalykus, ar ne? Tai įtakoja ir tavo dehidrotestosteroną, įtakoja tavo testosteroną ir panašiai, ar ne? Ir kas būtent visą tai yra, ką turiu minėti, kad visą tai yra susiję, ar ne? Tai tarkim, jeigu tu natūraliai turi aukštą DHT ir aukštą testosteroną, nes iš testosterono į dehidrotestosteroną konvertuoja su 5-alpha reductase fermentu ir nuo to priklauso, kiek tu turėsi DHT hormonų, ar ne? Ir tas DHT hormonas yra daug stipresnis negu testosteronas, apie 10 kartų ir labai stipriai jungiasi su androgenais. Tai jų kaip ir puikiai žinot yra visur, ne? Kauluose, audiniuose, įvairiausiuose organuose ir taip toliau. Tai būtent toks ir mechanizmas, kodėl visą tai susiję. Tai plikimas įtakoja irgi būtent tą patį. Tavo aukštas DHT veda prie plikimo, ar ne? Ir galit puikiai pastebėti draugų, kolegų, kurie turi aukštą natūralų testosteroną, labai aukštą, sakykime, arti maksimalios ribos, bet tai nėra vienintelis faktorius. Ir pagrindinis faktorius tai yra aukštas DHT. Tai svarbu tas, kad, tarkim, gali būti tavo aukštas testosteronas, bet DHT normos ribose, nes, tarkim, tau yra natūraliai geras konvertizavimo lygis į DHT ir tiesiog tas DHT nebus per stiprus, ar ne? Bet pas kitus yra tiesiog per aukštas tas DHT ir viskas veda į būtent tą bendrą visumą. Tai yra plaukų slinkimas, toliau aukštas DHT jungiasi su kaulų čiulpais, kurie skiria didesnį kiekį red blood cells ir tuo pačiu kraujo tirštumas irgi pradeda kilti. Tai tie visi dalykai yra labai svarbus visoje visumoje, ar ne? Nes būtent jeigu tu turi tuos visus faktorius ir tas veda tau ilgai, žinai, tarkim, daug metų, paskutinius 10 metų buvo didesnis kraujo tirštumas, nors kažkokių kursų neturėjo, ar ne, ir veda prie plaukų slinkimo, tai gali būti indikacija tau tokia, kad turi per aukštą DHT. Todėl, ką reiktų tau daryti, reiktų darytis kiek įmanoma faktas anksčiau, nes tas prarastas plaukas labai kažkaip tai stebuklingais neatgyja, todėl reiktų kiek įmanoma anksčiau. Tai galbūt tokius genetiniais faktoriais iš savo tėvų stebėti, ar ne, jeigu tėvai turi plikimą, tada stengtis stebėti tą savo testosteroną, laisvą testosteroną, dehidrotestosteroną, darytis grinai tyrimus ir stebėti, ar jisai yra per aukštas. Toliau bandymai susitvarkyti. Tai vėlgi čia toks labai genetinis dalykas, bet pavyzdžiui su fenesteridu galima tą konvertizaciją iš testosterono į dehidrotestosteroną kažkiek slopinti, bet pats fenesteridas iš savęs turi šalutinių efektų ir gan nemažai. Todėl reiktų labai atsargiai pasiskaičiuoti, nes tarkim dėl plaukų slinkimo tai vėlgi yra toks galbūt sudėtingas dalykas, norint susitvarkyti, nes to tik neužtenka, yra ir kitų mechanizmų, kodėl tas plaukas slenka, tai arba kaip bandyti juos sutvarkyti taip, kad nebeslinktų, tai vien tas DHT neužtenka, nes čia tiesiog, tarkim, kaip ir, nežinau, maisto gamybų neužtenka išimt vieno preparato, ar ne? Vis tiek kažkaip tais visą kitą veikstų, tik tą pagrindinį, tarkim, išims, ar ne? Todėl kaip ir sustabdyti su fenesteridu, kaip ir ok, bet vėlgi daug šalutinių efektų ir reiktų kitus mechanizmus irgi, pačius androgenus slopinti pačios odoje, ar ne, tarkim, yra ten įvairių šampūnų ir panašiai, arba stengiasi kažkaip tais pažeisti tą vietą, kad sukurtų uždegiminius procesus ir pradėtų vėl auginti, kad perneštų su medžiagų, tai būna tokie šepečiai kieti ta prasme, šepetys toks su tokiais spigliukais panašiai, ar ne, ir kad paliktų tokią kaip ir pažeidimus tavo, tarkim, skalpo odoje, žinai. Tai tokie dalykai ir reiktų sustus mechanizmus puikiai išmanyti ir susiplanuoti daug laiko, nes tą patį fenesteridą rekomenduoja naudoti labai ilgą laiko tarpą. Tai tiesiog tokie
tokie pamastymai, jeigu turi iš tavo giminės kažkas polinkį į plikimą ir kraujo tirštumą, tai gali būti indikacija, kad tavo irgi aukštas dehidrotestosteronas, kas tave puikiai, tau bus tokie guidance stebėt būtent tuos hormonus ir tartis su savo šeimos daktaru, galbūt kaip juos ateityje galima reguliuoti, galbūt dėlioti savo mitybą, kas natūraliai galbūt mažintų tą 5-alfa reduktase fermentą, galbūt, kad tiesiog jį slopintų lengvai su natūraliais kažkokiais tais preparatais arba cheminiais, galbūt, jeigu rekomenduotų faktas tavo daktaras. Ir panašiai, tai tiesiog indikacija tokia ir stebėti save gali ir bandyti kažkaip tai suorientuotis, ar ne, kad tai gali būti galimybė ir kaip ją, tarkim, spręsti, ar ne. Tai tiesiog čia trumpas filmukas apie tai ir jo, jeigu turi tų problemų, stebėk, kad ateityje, jeigu tiesiog nori saugoti savo plaukus ir faktas sveika kraujotaka, nes didelis kiekis red blood cells ir faktas kraujo tirštumas yra gerai. Tai vat, šiam kartui, manau, bus tik tais toks trumpas filmukas ir susimatysim kitame. Iki.